Taigi, gerbiamoji publika, esame po Volvo ir šiandien darysime, ką mes darysime. Pirmą galim parodyti, kaip atrodo dabar Volvo. Vat tokią turim fituchą. Blet, nepasiekiu parodyti jum. Opa. Nu, čia yra 2 pirštų fitucha. Ir ką darysim dabar, kad kai yra koilai ir yra va šita apatinė helper spring. Čia koilai yra sukelti iki pat viršaus. Aš dėl ko nedropinu, nes man sudropinus Volvo suminkštėjai labai. Ir yra per minkštas priekis ir jisai taip dipint, tipo, užsimeti ir susmink. Tai dabar ką noriu padaryti, suleis žemyn. Ir, žodžiu, vietoj to helper springą apatinę, kuris netlieka jokios funkcijos realiai, įdėti iš savo senų koilų spyruoklės galą. Nu, tokį eksperimentą padarysim. Ir turėtų išeiti sudropinti ir pakietinti. Tai gal bus viskas gerai. Let's go. You successfully hit metal 17 times, so you are now proud owner of this photograph of motorcar. I am happy. But property is theft, so you are now under arrest. Zabal, nahui. Labai srėgiai užsipysęs už šūdų ir nepasisuk iš rankų, o kiek valiau su šito. Bibi niek šiandien išsivalė tiek, kad lengvai suktus. Ir stepau taip jau ir su vidus viskom. Tai pisuosi iš tikrųjų, bet it is what it is. Žodžiu, va tokia turi situaciją. Karočią, gavos taip, kad labai užsipisau šitą aukščio reguliatorius, kur va šitos piderastus. Kur va tu vartais, o šitos, blėt, kol atsukau, tai čia nahui, kaliau, visą reikia iškalt. Tai dabar vietoj šitą helper springą, kuris yra čia šitas plons, tokią aukščią atpjausiu šitą spyruoklę mėlyną. Ir bus adaptive double spring, karočią, čia bus performante Volvo, blėt. Ir da galvoju, o, tai čia pasidarysiu daugiau, tada pasižiesiu, tada nupjausiu, dar ne, vieną kartą bus daroma, nebesipysiu čia daugiau. Ką tu manai? Lips. Kur dings? Hello, this is Baudžiūnis Engineering, and now we kurva Bulgarkę. Labai blogai. Matai, praktiškai tokia pat dydžia. Ne, specialiai mažesnį dariau. Bet jau šitą tai nespaudoma yra. Gerai, eina. Dabar klausimas, kaip čia tilps į šitą. Atsakymas nelabai. Nes šitas diametras yra biškį per didelis. Vėlgi, tai keičia dalykus. Važiuoju. Nes va šitą idealiai būtų, nu va taip va supjauti irgi, kad toks lygesnis išeitų. Bet čia idealiai. Idealiam pasauliu. Mes negyvenam idealiam pasauliu. Nu va, teoriškai va toks turėtų būti darinys. Bet žiūrėk, šits tai įsidės į vietą, kur turi įsidėti. Taigi, sveiki, gerbiamoji publika vėl. Nežinau šiaip, kur tiesiu šitą video, kur pradėjau prieš. Nu, karoči, nesvarbu. Ką veikiam? Pečiuks vis dar nešilda man. Kad ir kaip būtų liūdna, teks išiminėti visą pečiuką radiatorių. Tam reikia nuardyti labai stipriai visą saloną. Tai pats pečiuks yra... Va ten. Čia yra gaza pedals, va ten yra pečiuks.
jį pasiekti yra belė kiek užsipisima, belė kiek. Be žodžių, kiek žiau, tai turi nusiardyti šitie šonai, likti panelės tik viršus, tada va ten jisai pačiam gale yra, ten žodžiu atsiardys. Tai čia visa šita vieta taip yra neprijungta, išėmiau aferą, prie tą pačią aferą sugalvosim kokią gražesnę vietą, galvoju čia gal jį prisukti gražiai, kad būtų tvarkingiau. Ir žodžiu, biškį pasižaisim salone. Tai kol kas radau, kad čia yra du varžtai, tvirtinasi ties čia, tada čia šitas rėmėlis atsisuks, čia yra po varžtą. Ir tada dar kažkur ten giliai turi būti tikrai varžtų, nes čia tvirtai laikosi. Tai žodžiu, išardom, pasidarysim, kad barškėtų salonas, nes iš po to, kai baudžiūnis čia priremontuos, tikrai kad barškės. Opa, važiuojam. Yra išrašytas kelialapis į pasipisimo šalį. Ten galit matyti mano remontą kokiais 2019 metais. Užkniedžiau ten skylę ir viskas laiko, neišpuvę daugiau, tai bent kažką buvau normaliai padaręs. Tai va, o dabar čia visą šitą dar reikia pabaigti ir aptvarkytos laidus, nes čia yra pizda. Šiaip tai pradėjau viską tam, kad pičiuką pasiekti, bet čia kai pradėjau žiūrėti tos laidus, nu čia pas kažkokį genijų elektrikai yra buvę, kad pilna va tokių randominių laidų vos tokiais statybinėm jungtim palikta. Tai žiūriu, kad pakeliui teks ir laidų nemažai sutvarkyti. Nes čia va pavyzdžiui visakų šis senų kažkokių kolonkių laidų, kurių man nebereikės. Ir ant tokių orinių jungčių. Žodžiu, labai daug randominių laidų, kurių man tikrai nereikia. Aišku, va čia šituos, kai pradėsi karpyti, kur va kažkas pradės nebeveikti. Ai, blet. Nu, žodžiu, čia yra... Eik, tu nahui čia yra. Nežinau ką, nuo ko čia pradėti. Bent jau turiu. Šildytuvą čia įsimečiau tipo, kad tipo kilimą džiovintų. Bet tą kilimą reikia išsimt lopšį, išsimt načiurt visą tą kilimą. Nes šlapės jis yra iš po praeitų visų bairių. Nu, kai ištaškė man tą pečiuką. Nahui. Tai žodžiu, vat pavyzdžiui laidukai. Čia žiūriu kažkaip random, tiesiog parištas su laidu, kuris į niekur nepajungtas. Ir jis tada hujak. Va čia nueina. Čia visa šita kuštis buvo iš galo, viską buvau užtempęs ir tiesiog surišęs vieną vietą vėlesniam rušėjimui. Dabar yra vėlesnis rušėjimas. Tai karočią, čia tokių jungta, prijungta, nedajungta, kurva daryta, nedaryta. Dabar turim tokią situaciją. Šitam visam dalyke. Vat, tiek laidų turim išmestą jau. Čia visokie blokėliai buvo signalkė. Tai reziumė reikia šitos du laidus užtrumpinti ir tada man kursis toliau mašina, viskas zaibys. Jau išbandžiau šitą. Su videku šneku. Tai žodžiu, padarom šitą ir tada pašalinam čia senus kuras siurbę laidus. Ir čia viskas bus jau bolėmenė tvarkinga. Tada eisim į kitą pusę. Ką tu man papasakasi? Eik nahui, gerai? Eik nahui. Aš noriu tik